Sveiki visi. Artėja Velykos ir kiekviena iš mūsų susimastom, kaip papuošti savo velykinį stalą, kad jis būtų gražus, įdomus ir puošnus. Šiandien aš pasiūlysiu šią idėją, kaip pasidaryti vazelę iš paprastų gamtinių medžiagų ir papuošti ją savo velykinį stalą. Tiesiog iš kvapnios žvakės liko indelis stiklinis, išploviau ir mes jį panaudosim vazeliai. Mums reikės medžio žievių. Čia yra tiesiog pavaikščiojau po sodą, radau kelmą, kurį naudojau kaip dekorą ir šokusią tošę. Susipjausčiau aš jį gabalėliais maždaug vazos aukščio. Jie gali būti aukštesni, žemesni, tai nebūtinai, kad būtų vienodo lygio. Taip pat radau nukritusio obels šakelių, apsamanojusių, jos tikrai labai gražiai atrodys. Jas taip pat susilaužiau vazelės maždaug dydžio. Taip pat reikės samanų, tarp kitko samanas taip pat iš pievelės išrankiojau. Jos tikrai ne miško, jos ant pievelių, ant stogų, ant visur auga, todėl galima jų prisirinkti, nepakenkiant gamtai. Taip pat reikės gumytės. Šią gumytę panaudojau kaip ir sėklas, būna surištos sėklos, tai tiesiog taip pat panaudosim dekorui. Ir po to jau ką jūs turit, ar juosteliai, ar sezalis, ar turiu va tokią kaip beržo tošis juostelę. Va. Ką turėsit po ranką. Ir be abejo reikės karštų klijų. Labai nedaug, bet reikės.